tulžį. Tai važiuojam, kad tulžys vienas gražiausių Lietuvos paukščių. Prieš tik metus buvo baigta nacionalinė tulžių inventarizacija. Tai toks inventarizacijos duomenimis Lietuvoje yra apie 700–800 tulžių perinčių. Na, čia buvo, aišku, ekstrapoliuojama, modeliuojama, tiksliai niekas nepasakys, bet tai nėra retas paukštis tinkamose buveinėse. Tai reiškia, kad šlaituotose upės pakraščiuose arba kitose vietose, kur yra skardžių smėlėtų, tai tie paukščiai gyvena. Tai čia, sakykime, jisai neperivaštam šlaite konkrečiai, nors visai nebloga vieta būtų, bet turbūt žmonių intensyvumas per didelis, bet kartais tupi va net ant tiltelio sumatęs, šaltuvo šakų pakraščiuose. Tik tais, aišku, ryto valandos būtų pačios geriausios. Turėsim 5 minutės, jeigu praskris ar kažkur pamatysim, tai gerai. Jeigu ne, tai žygiuosim tenais iki paukščius Lietuvoje kelios vietos, ne kelios vietos, tai yra jau Aukštaitijoje, toje pačioje Pirminijos rajone. Tai šita rūšis mėgsta be galo šlaituotus miškus su ypatingų upeliais, kokiais bet turi būti šlaitai dideli. Tai panašiai kaip tulžys gaunasi. Ne, bet jai reikia miško, sakykime, jinai peri irgi ant žemės, kaip visos pečialingos peri ant žemės, tai bet jai reikia miško. Čia, kadangi yra tos griovos, to palei ūlą, tai aš kažkada plaukiau nuo Zervyno iki Verkio, tai suskaičiau 13 gėdančių patinų. Tai va, tai iš esmės Baidarę plaukiant, tai jos čia gėda kas kokius, kas kilometrą beveik, tai va, po vieną individą. Tai yra pakankamai nemažai. Aišku, dabar jau jų ir leisimuose sezonas į pabaigą, nors tai yra labai vėlai parskrendantis paukštis. Parskrenda tik tais gegužės pabaigoje, birželio 1 savaitę. Panašiai kaip ir mažoji tošinukė, jos iš Indijos skrenda, kadangi Indijoje žiemoja, tai skrenda labai vėlai parskrenda į Lietuvą. O giesmė, kokia jos labai skiriasi nuo kitų? Nu, ir kitų visas skirtingos. Labai, sakykime, kitų pečialindų yra neskambios giesmės. Na, tokios paprastos. Čia ten kokia, sakykime, žalioji, tas kaip besisukanti moneta, pinigėlis, ankstyvoji irgi tokio, šitą jau turi tokią melodingesnę, galiu užleisti, paklausyti. Tai, bet skolinsas turiu pastatą, žinau, įrašą. Jau dabar kitas. Ne, dabar kitas, greenish warbler, that's rather rare bird in our country. ID dalyką žinot, yra labai geras apsas, ta prasme, ir mokintis, ir ornitologai mokinasi, ir profesionalai, ir viškai nuliniai. Tai testai 4 skirtingų lygių stiprumo, pasirinkite regioną ir testai yra ir balsų, ir nuotraukų jums duoda, ir būna 6 atsakymų variantų, pasirinkti. Be galo fainas testas, labai gerai mokintis, prisiminti ir giesmės, ir išvaizdą. Tai dabar galvoju, pirmai šiaurinė ar arktinė, paskui galvoju, ir tai yra. Arktinis, ne. Lietuvoje ne. Dar geras yra pavyzdys, kaip išmokti paukščio giesmę. Žinot, gerai, jeigu užstringa, kokios neina išmokti, jūs dėkite ant skambučio. Arba ant žadintuvo. Bet ant žadintuvo pavojinga dėti, paskui pradėt nekęsti. Čia ateinam būtent. Labai nejudai būna ir atsitupa. Matot, va ten tą kuolą tokį kišusi iš vandens. Tai ten žvejoja. Tai va ten, jisai mėgsta tupėti, ant šakų kartais tupia. Bet jeigu jau skrenda, tai reikia sustingti vietoj, tai kartais dar sustoja. Čia viskai net pripratę čia prie žmonių. Kažkas prasideda. Ne, čia varnienas. Ir šiaip tulžys, kad skrenda dažniausiai pirmiausiai išgirsti. Kartais net nespėjai sureaguoti, matai, tik tais praskrenda staigiai iš vandens. Tuo įjungsiu balsą. Cypsi, kai skrenda iš vandens. O čia margasparnė murzimukė irgi perėjo. Čia rankinukas yra, ant formą. Irgi gyvena. Nu, čia jau dažnas paukštis. Šiaip vasarą tai čia be galo intensyvus yra baidarė.
esmės peri, bet kai tada įsipili ir palieka su jaunikliais į vandenį nueina suaugę paukščiai, tada tiesiog baidarės plaukdamos atskiria tuos jauniklius nuo Ir jie tėvų. pasimeta? Jo, jie pasimeta, veja kokį kilometrą 2-3 į priekį, jie bijo prasilenkti, tai vat ir neišgyvena. Tai Ūloj praktiškai čia 20-30 km atstumas, kur sėkmingai dėl turizmo prašymų vandens paukščiai neišgyvena. Dėl baidarių. Taip, tulžiai rausia urvelius, o būtent tokiuose smėlėtuose šlaituose. Tai iki metro gylio urvelis būna, jisai horizontalus urvelis, tai tiesiai į smėlį, jis rausia urvelį ir urvelio gale pasidaro tokį kambarį. Tai va, ir tame kambaryje tenais jisai jau peri savo jauniklius. Tai per sezoną 2 vadas įprastai jisai spėja išvesti tulžys savo jauniklių ir ne veltui anksčiau buvo vadinamas žuvininkėliu. Taip, senose knygose dar galite rasti žuvininkėlis pavadinimas. Tai va, tai jisai minta smulkiomis žuvytėmis. Patį sezoną jisai kaip peri 2 kartus įprastai. Aš manau, kad tam pačiam. Ne, tik pilkojo tačiavim daug girdisi. Dar čia būtų prieš mėnesį, tai būtų choras. Tas dar čia krantinis tilvikas irgi gyvena. Tų, sakykime, tokių foninių paukščių ūlai. Irgi panašus balsas kaip tulžio, kaip praskrendiniai, irgi cyps labai panašiai. Galima sumaišyti. Bet kai gėda čia yra, tai yra tas skambės skardį. Jo. Galima genti, kad Iš tualeto. Unitazų. galim. Jūs eina mano saulė nusileidus. Taip pat pasakojama apie jame nugrimzdusį jautį. Čia jau skambės. Versmėrkis, gal? Jo, tokia kur. Taip. Iki tiek giliai. Jie kažkaip sakė, kad jeigu atsistoji, kažkaip ir nebegrįžta. Aš atimėjau visą vaizdą. Mane kaip čia būdavo išmūnė pačiūnė. Pakamkamta. Laplandijos šiais metais jau 6. Laplandijos kalėdų. Prieš 4 metus apskritai atrasta. Tai va, jau šešios poros jau lizdai rasti su jaunikliais. Apie 10 turėtų būti. Bet jeigu lizdai natūralūs, kaip čia nebus. Jo, natūralūs. Mes ten iškėlėm kelis, dar vieną suremontavom. Tai va tą transliaciją darėm ir ten buvo suremontuota lizdai. Tiesiog jis išbyrėjo dar, tai mes žiūrėjom patvarkė. Patiko joms. Taip, bet nekalbėjom, nors varijuoja nuo 5 iki 7 porų Lietuvoje. Tai yra labai prasta situacija, mažų varnės. Iš esmės, per tokį 10 metų jinai nėra bent kintanti, bet, na, mano nuomonė pasmerkta rūšis mūsų šalyje. Nes iš esmės Baltarusijoje liko viena pora, Latvijoje tai 10-12 Tai nieko, praktiškai vyksta hibridinės vadinamas įvaiso, tai kryžminasi jau dabar tie patys tik individai, ten tėvai su vaikais ir panašiai, nes trūksta individų, trūksta populiacija gyvybingų palaikyti, nes tas silpsta, tuo labiau. Tai čia kelios priežastys, niekas nežino vienintelės priežasties, bet turbūt vienos ir nėra. Tai žinoma, labai reikšmingai prasideda migracijos keliai, Viduržemio jūros regione, tai ten visokios Libanai, Jordanijos ir panašiai, tenais labai daug žmonių, ir rytuose, bet Lietuvoje pas mumis tai ganyklos visus. Tai praktiškai buvo prie didelių ganyklų, paupiuose, visur, kur, sakykime, buvo daug karvių, tenai buvo daug 20-30 metų. Migracinių gal tiesiog
yra didysis perlinukas, gal 8 rūšis. Matote, to dirbiam žaidimą. Tas yra perlinukas, admirolas, čia buvo tamsus kitas perlinukas apažys. Va, dar vienas mažiukas su juodais sparnais, oranžinis. Tai va, tada admirolas, leidžia bronzavimo, taškumo, tai tiek. Taigi drugelių knyga išėjo. Gerai. Čia jau jai kas ir buvo.